Po trumpų vasaros atostogų mūsų programa vėl grįžta į jūsų ekranus. Nuoširdžiai sveikiname visus žiūrovus ir visus Visagino gyventojus 49-ojo miesto gimtadienio proga. Šios programos siužetuose papasakosime apie pagrindinius renginius susijusius su šiuo įvykiu. Liepos 27 dieną Visagine jau 10 kartą vyko festivalis varžybos Dragon Boat Festival. 8 metus festivalis vyko miesto paplūdimio teritorijoje, pernai Irklavimo bazėje, o šių metų festivalis įvyko stovyklavietėje, kur startas subūrė dalyvius iš Visagino, Ignalinos, Šiaulių, Vievio, taip pat svečius iš Lenkijos ir Latvijos, Daugpilio miesto. Visą dieną čia vyravo šventinė atmosfera, bet drakonų valčių lenktynių vyko įvairūs sporto ir edukaciniai renginiai. Ypatingą dėmesį skiriant vaikų pramogoms. Menų klubas Paletė mokė vaikus piešti drakonus, o Art rezidencijos Točka atstovai organizavo viktorinas ir konkursus. 10-ojo drakonų valčių lenktynių festivalio varžybos vyko 4 kategorijose. Vaikų kategorijoje nugalėjo komanda Visaginas. Antrąją vietą užėmė taip pat Visagino komanda Salto, o 3 vieta atiteko mišriai vaikų iš Ukrainos ir Visagino komandai Sonechi. Mixed Light kategorijoje Ignalinos ir Visagino pasieniečių rinktinės komanda užėmė 1 vietą. 2 vietoje Daugpilio komanda Dragon Pirates. 3 Ignalinos atominės elektrinės komanda Atom Team. Moterų kategorijoje nugalėjo Daugpilio komanda Dynaburg. 2 vietą užėmė Šiaulių komanda Irklo sesės, o 3 Daugpilio komanda Dragon Pirates. Verta paminėti, kad tradiciškai šios kategorijos nugalėtojai apdovanojami taure skirta Jekaterinai Kucalovai atminti, kuri nuo pat pradžių iki paskutinių savo gyvenimo dienų buvo festivalio organizatorė ir aktyvi dalyvė. Pagrindinį prizą čempionų taurę iškovojo Visagino ir Lenkijos rinktinė komanda Visaginas Mix. Sidabras atiteko Šiaulių ir Visagino rinktiniai Sesės Vikingai, o bronzą išsivežė mūsų kaimynai, komanda iš Latvijos Dynaburg. Birželio 29 dieną Visagine draugystės salėje įvyko mados istoriko Aleksandro Vasiljevo parodos atidarymas. Jis pristatė jau 7-ąją mūsų mieste parodą Šou turi tęstis. Šį kartą paroda skirta teatro ir scenos kostiumams. Taip pat pristatyti žinomų teatro menininkų eskizai. Metrą kaip visada šiltai ir su dideliu susidomėjimu sutiko publika ir miesto vadovybė. Kalbėdamas Metras padėkojo merui Erlandui Galaguzui už jo kolekcijos, kurios nemaža dalis saugoma Visagine, globą. Tradiciškai Aleksandras Vasiljevas savo susitikimo su auditorija pradėjo paskaita, kuri visada yra labai meniška ir turininga. Kostiumų įvairovė, balerinų vardų kaleidoskopas, kuturje, informacijos gausa apie šias įžymybes užbūrė žiūrovus, kaip ir bet kuri mados istoriko Aleksandro Vasiljevo paskaita, kurio žinių bagažas yra neįvertinamas. Susitikimas baigėsi tradicinė fotosesija, kurios Aleksandras Vasiljevas niekada neatsako visuomeniai. Liepos 30 dieną Visagine Bangos salės terasoje, minint miesto dieną, koncertavo Lietuvos dainininkė, folk pop dainų autorė ir atlikėja Alina Orlova. Erdvė prie ežero buvo gausiai užpildyta žiūrovų, visaginiečiai atvyko pasiklausyti savo kraštietės, juk Alina Orlova, Orlovskaja, Ignalinos atominės elektrinės darbuotoja dukra, praleido savo vaikystę čia, Visagine. Ji mokėsi Verdenės gimnazijoje ir netgi kartu su mokytoju Visagino poetu Vincu Lukša parašė savo mokyklai himną. Simboliška, kad pirmasis Alinos tuomet dar moksleivės koncertas įvyko Bangos salėje. Visaginiečiai visada sekė Alinos Orlovos kūrybą ir džiaugiasi jos sėkme. Alina Orlova gastroliavo įvairiose šalyse. Dainavo su garsia britų dainininkė Natasha Bedingfield, amerikiečių dainininku, kompozitoriumi, aktoriumi Johnu Forta. Alina Orlova neabejotinai yra folk, pop ir alternatyviosios muzikos pasaulio žvaigždė. Ir labai džiugu, kad gimtojo Visagino gimtadienį šventė su tais, su kuriais gyveno kaiminystėje, mokėsi mokykloje, su kuriais kartu maudėsi ežere, virš kurio iki vėlyvo vakaro skambėjo gražus jos balsas.
Rugpjūčio aromatai. Taip vadinasi Liepos 30 dieną atidaryta nauja Visagino menininkų klubo paletė paroda, eksponuojama Visagino kultūros centro salėje. Ši paroda tradicinė paletės menininkų dovana miestui gimtadienio proga. Šį kartą darbų tema rugpjūčio mėnesio dovanos. Parodoje eksponuojami 45 paveikslai, kurių dauguma ekspresyvūs natiurmortai, vaizduojantis sultingus vaisius ir gėles, atlikti aliejumi ir akrilu ant drobės. Šiuos nuostabius paveikslus sukūrė Svetlana Pugačiova, Natalija Pivovar, Svetlana Zabžitskaja, Tatjana Boškova, Olga Krachmelec, Larisa Pasterniak ir Liubov Nevolina. Klubo paletė įkūrėja ir direktorė Marija Ščerbakova papasakojo apie parodą ir pristatė menininkus bei jų darbus. Parodos atidarymo proga menininkus pasveikino meras Erlandas Galagus. Šiltais sveikinimo žodžiais į susirinkusiuosius kreipėsi Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Parodos atidarymas baigėsi grupinė nuotrauka prisiminimui, o po to Seimo pirmininkė pasveikino visus Visagino gyventojus miesto 49-ojo gimtadienio proga. Šiandien atvažiavau pasveikinti Visaginą ir visaginiečius su miesto gimtadieniu, su 49-uoju miesto gimtadieniu ir labai džiaugiuosi matydama, kad nors tai dar ne jubiliejiniai metai, bet labai turininga, labai turtinga kultūrinė programa numatyta šiemet, švenčiant jūsų miesto dienas. Ir kas kartą atvažiavus džiugina tai, kad matau, jog jūsų miestas yra nepaprastai pritaikytas vaikams, kad čia yra daug kultūros savitos, kad daug žmonių labai didelis pasiekimus pasiekusių savo srityse, ar tai būtų sportas, ar menas, yra kilę iš Visagino. Ir tai tik parodo, kokia nuostabi tai vieta ir kaip ją verta branginti. Tai man tai galimybė pasveikinti jūsų miesto šventę. 2024 m. rugpjūčio 2 dieną įvyko iškilmingas Visagino savivaldybės tarybos posėdis, skirtas 49-ajam miesto gimtadieniui paminėti. Renginyje dalyvavo tarybos nariai, miesto organizacijų ir įstaigų vadovai, visuomenės atstovai, Visagino garbės piliečiai ir miesto svečiai. Savo sveikinimo kalboje meras Erlandas Galagusas apžvelgė pagrindinius savivaldybės pasiekimus per praėjusius metus. Sveikinimo kalbas taip pat sakė miesto svečiai, tarp kurių buvo Daugpilio meras Andrejs Elksninš, Kraslavos rajono tarybos pirmininko pavaduotojas Aivaras Trūl, Varmijos Mozūrų vaivadijos meras Jacekas Višnevski. Su sveikinimais kreipėsi Visagino garbės pilietis, pirmasis Šventojo Apaštalo Pauliaus bažnyčios kunigas Vytautas Rapalis ir dabartinis kunigas Raimondas Jurolaitis. Taip pat Seimo nariai ir kaimyninių savivaldybių atstovai. Iškilmingame tarybos posėdėje Elenai Čekienei buvo įteiktas Visagino garbės piliečio ženklas. Šis vardas jai suteiktas už aktyvę visuomeninę veiklą. Elena Čekienė buvo Visagino tarybos narė. 2011-2015 metais ėjo vicemero pareigas. Taip pat yra festivalio Visagino Country įkūrėja ir prezidentė. Kaip ir kasmet, iškilmingame posėdėje buvo apdovanoti Visagino gimnazijų abiturientai, surinkę 100 balų per valstybinį brandos egzaminą. 32 abiturientai surinko 86,99 balus. 3 mokiniai pasiekė aukščiausią įvertinimą – 100 balų. Atgimimo gimnazijos abiturientas Danila Bendelstonas, mokytoja Zoja Danilova, surinko 100 balų iš matematikos egzamino ir 96 balus iš anglų kalbos egzamino. Verdenės gimnazijos abiturientai Laura Rudytė ir Nikita Trimailovas surinko 100 balų už užsienio kalbos, rusų kalbos egzaminą. Šiems mokiniams pasiekti sėkmingą rezultatą padėjo rusų kalbos mokytoja metodininkė Jelena Čigunova. Rugpjūčio 2 dieną senjorų užimtumo centre vyko tradicinė miesto gimtadienio šventė. Visagino 49-ojo gimtadienio proga čia atidaryta paroda Miesto statytojai. Surengtas šventinis koncertas. Renginyje dalyvavo statybininkų ir pensininkų klubų nariai, 3-ojo amžiaus universiteto studentai, neįgaliųjų draugijos nariai, taip pat Visagino tarybos nariai ir kiti svečiai.
Nuotraukos parodai rinko statybų dalyviai. O ši nedidelė paroda sukėlė didelį žiūrovų susidomėjimą. Daugelis rado pažįstamų veidų, kai kurie atpažino save. Daugelis nuotraukų buvo pasirašytos juose esančių žmonių vardais. Todėl ši paroda buvo ypač patraukli. Koncertinė programa, kurią vedė Farid Nugumanov, publikai suteikė didelį malonumą. Olga Pozniak palėtė žiūrovų sielas daina "Meilė atėjo" pagal Roberto Roždestenskio eiles ir Raimondo Pauso muziką. Kaip visada, uždegantį šokį atliko 3-ojo amžiaus universiteto šokių grupė, vadovaujama Galinos Kutorskik ir Olgos Penkovos. Neįgaliųjų draugijos komanda, vadovaujama Olgos Šinkarenko, atliko dainą ukrainiečių kalba. Šią dieną daug šiltų padėkos žodžių buvo skirta senjorams už asmeninį indėlį, statant Visaginą ir Ignalinos atominę elektrinę, bei už ilgametį darbą mūsų miesto labui. Po susitikimo žmonės neskubėjo skirstytis ir dar ilgai žiūrinėjo nuotraukas. Paroda miesto statytojai veiks visą rugpjūtį ir rugsėjį. Primename, kad senjorų užimtumo centras įsikūręs adresu Vilties gatvė 1.